Tai viskas vyks labai paprastai, yra kelios potėmės, kas yra PAM, ką tas trumpinys reiškia ir kodėl tai yra svarbus sprendimas. Privilegijuotų paskyrų tipai, dažniausiai bendraujant su IT, tai iš tikrųjų susidaro įspūdis, kad mes labai ribotai žinome apie privilegijuotus vartotojus, kas tai per vartotojai, ką jie daro. Ir labai sieju tai su klausimais, kai demonstruoja patį PAM sprendimą klientams, nes dažnai klausia, ar mums reikia visus vartotojus pridėti, ar tik tai administratorius. Tai čia, manau, bus atsakyta į šį klausimą aiškiai. Toliau, kaip Senhasegura PAM sprendimas padeda apsaugoti duomenis nuo trečiųjų šalių bei stebėti vartotojus. Nesakyčiau, kad tai yra stebėjimas, bet labiau auditavimas iš saugumo pusės. Tai reiškia, ar viskas daroma tvarkingai, reiškia, nepažeidinėjant jokių principų, iš saugumo pusės auditavimas, reiškia, kokios komandos vedamos ir panašiai. Tai pakalbėsim irgi plačiau. Žingsniai, nuo ko pradėti įgyvendinti šį prieigos ir turto valdymo TIS2 direktyvos punktą. Irgi trumpai paliesiu būtent tą dalį, ką apima PAM sprendimas. Reiškia, jeigu mes naudojame PAM sprendimą, tai TIS2 direktyvoje yra tokios preliminarios gairės, sakyčiau, kurios irgi bus nurodytos, manau, ateityje. Na ir pabaigoje parodysiu veikiantį demo sprendimą, kaip jis atrodo, kaip jis veikia, kaip konfigūruojasi, reiškia, trumpai apibendrinant. Bet viskas iš pradžių. Taigi, kas yra PAM ir kodėl tai yra svarbus sprendimas? Šiek tiek statistikos. Reiškia, ką būtent PAM dengia. Tai 2 iš 3 pagrindinių būdų, kuriais kibernetiniai nusikaltėliai patenka į organizaciją, yra paaukti įgaliojimai ir sukčiavimas. Paprastai tariant, phishinimas yra begalės atvejų, kai įsilaužiama į infrastruktūrą ir tiesiog darbuotojo kompiuteryje yra padedama kažkokia aplikacija, kuri prašo administratoriaus privilegijų. Ir ją pakeičia, pavyzdžiui, impersonuoja Microsoft dažniausiai aplikacijas, kad tiesiog administratorius atėjęs ir suvestų savo slaptažodžius. Ir po tokio incidento tiesiog tuos slaptažodžius panaudoja įsilaužėlis, kad pasiektų Microsoft įvairias sistemas, galbūt infrastruktūrą ir panašiai. Iš vidutinio dydžio įmonių, kuriuose dirba nuo 250 ir daugiau darbuotojų, ir kurios perėjo prie nuotolinio darbo, 60% patyrė kibernetinę ataką, beveik 90% finansinių įstaigų patyrė duomenų apsaugos pažeidimų. Kaip jau ir statistiškai aišku, kad dažniausiai kibernetinės atakas patiria beveik finansinės įstaigos, medicininės įstaigos. Mūsų geopolitiniam kontekste taip pat svarbu ir valstybinės institucijos, kurios irgi patiria be galo daug kibernetinių atakų. Ir taip sakyčiau, pagrindinis, aišku, tikslas tai yra įsilaužti į pačią infrastruktūrą ir padaryti kuo daugiau žalos. Gal tai gali būti sugadinimas duomenų, pardavimas duomenų, išgabenimas duomenų. Iš tikrųjų labai daug įvairių incidentų, ir mūsų praktikoje irgi tas matosi. Taigi, kas yra PAM? Tai PAM yra sprendimas, paprastai tariant, tai yra techninė priemonė, pirmas dalykas, kuri nustato, kaip privilegijuoti vartotojai jungiasi prie sistemų ir ką jie ten gali atlikti. Tai reiškia, šis paveikslėlis, manau, labai gerai parodo. Standartiškai mes turime vartotoją, kaip ir minėjau, tai gali būti ir privilegijuotas vartotojas, IT administratorius, iš esmės nelabai svarbu. Ir jisai tiesiog jungiasi prie įvairių sistemų. Jeigu mes neturim PAM, natūralu, kad jungiasi tiesiogiai, ar tai būtų Office 365 aplikacijų, kuris reikalauja, pavyzdžiui, administratoriaus paskyros, ar tai būtų socialiniai administruojami tinklai kažkieno, kurie paskyros, kurios yra irgi be galo svarbios.
Serverius turbūt iškart išskirsiu, tai PAMO mėgstamiausias integravimas su serveriais, taip gal pasakyčiau, aplikacijos, duomenų bazės, web aplikacijos irgi paliesčiau, pavyzdžiui, ugnesinės nustatymai pasiekiami irgi per naršyklę, ar ne? Tai, jungiamės įprastai. Su PAM sprendimu, kuris veikia infrastruktūroje, mes jungiamės per jį. Ir kai jungiamės per jį, reiškia, yra inicijuojami tam tikri procesai, kurie užtikrina papildomą saugumą, jungiantis prie įvairių sistemų. Prisijungęs vartotojas, jisai gali turėti slaptažodį, gali neturėti slaptažodžio, reiškia, prie pačios sistemos. Jam tai reikia turėti PAM prisijungimą ir toliau jau PAM administratorius reguliuoja, kaip vartotojas gali prisijungti, kur prisijungti, kada gali prisijungti, ar sesija yra įrašoma, ar paspaudimai yra fiksuojami, ar jisai gali prieiti tik prie, pavyzdžiui, duomenų bazės, bet prie serverio kitų nustatymų negali. Iš tikrųjų, begalės daug konfiguracijos, su kuriuo mes galime, reiškia, sukonfigūruoti tinkamai patį prieinamumą. Kalbant apie bendrai paėmus privilegijuotos prieigos strategiją, tai yra naudojami tam tikri metodai, reiškia, užtikrinti saugumą. Noriu paliesti tiek techninės, tiek organizacinės priemonės. Tai natūralu, kad, vėlgi, paliesiu šiek tiek ir tuos pačius biudžetus, ar ne? Jeigu pati organizacija neturi kažkokių biudžetų, tai kaip mes galime realizuoti kibernetinį saugumą privilegijuotiems vartotojams. Tai natūralu, kad šioje vietoje mes remiamės taisyklę mažiausios privilegijos principas, reiškia, vartotojams neduodame per daug teisių, o duodame tiek, kiek reikia jiems atlikti jų darbą. Viskas labai paprasta. Toliau kredencialų valdymas arba paskirų valdymas, slaptažodžių valdymas. Dažniausiai tai yra realizuojama per Active Directory, ne? Tačiau tenai IT administratoriai tikrai pamiršta pašalinti tam tikras paskyras, ir jeigu jos kažkur nuteka, natūralu, kad jomis gali pasinaudoti. Privilegijuotų vartotojų auditavimas. Čia išskirčiau ne tik tai Active Directory, tačiau ir lokalius administratorius, kurie yra sukurti tam tikruose įrenginiuose, ar tai būtų virtualus įrenginys, kaip pavyzdys serveris, reiškia, išeina darbuotojas iš įmonės ir palieka po savęs, tikrai ne vieną paskyrą. Arba jisai žino pagrindinį, pavyzdžiui, lokalaus administratorių slaptažodį. Ir, lengva praradus tokį slaptažodį, kuris niekados praktiškai nėra keičiamas. Vėlgi, čia yra įvairių politikų, bet mano praktika rodo, kad lokalių administratorių slaptažodžiai yra keičiami be galo retai. Rizikų ir incidentų valdymas. Tai tam būtinos ne tik organizacinės, bet ir techninės priemonės. Reiškia, mes turime bent jau audituoti kai kuriuos parametrus, kad identifikuoti tuos incidentus. Tai šiuo atveju yra XDR įrankiai, kurie mums parodo, kaip veikia programos, kaip dirba patys administratoriai, kaip veikia duomenų bazės. Iš tikrųjų parodo viską iš saugumo pusės ir yra galimybė aptikti pavojų realių laikų. Toliau mokymai, tai bene populiariausia priemonė šiandien, nes visi supranta, kad vartotojas yra silpniausia grandis ir visiškai nepriklausomai, ar tai yra tiesiog kompiuteris buhalterijai, ar tai yra įrenginys IT administratoriaus, tai vėlgi mokymai gali būti skirti įvairių tipų vartotojams. Saugumo konfiguracijos, vėlgi, reiškia, kaip mūsų infrastruktūra yra pažeidžiama, ar jinai yra pažeidžiama, jeigu pažeidžiama, kuriuose vietose, tai yra
vėlgi atitinkamas auditas, taip sakyčiau, testavimas pačios infrastruktūros, per kur galima patekti. Tikrai dažna infrastruktūra praleidžia tą ryšį į išorę ir dažnai administratoriai patys nežino, kokie ryšiai iškeliauja ir ateina į mūsų organizaciją. Fizinis saugumas, kai mes laikome serverius, kai mes laikome įrenginius, ar jie yra šifruoti, ar nešifruoti, reiškia, ar jie yra lengvai prieinami, o jeigu aš prisijungsiu laidą į įmonės tinklą, pavyzdžiui, pasitikrinti, prasiskanuoti, reiškia, ar aš galėsiu prieiti prie Active Directory serverio, ar aš galėsiu prieiti prie atsarginių kopijų darimo įrenginio, tai tas fizinis saugumas iš tikrųjų yra, ne vien fizinis, bet ir skaitmeninis saugumas atskirimas yra svarbus, todėl labai gerai reikėtų apgalvoti, reiškia, ir šią vietą. Ir nuolatinis procesų atnaujinimas, tai nereikėtų pasikliauti viena techninė arba viena organizacinė priemonė, kuri yra be galo svarbi ir ties tuo ir dirbti. Tai reikėtų atsižvelgti į įvairias naujienas ir bandyti tą praktiką be abejo taikyti ir pas save, tos visus naujesnius principus. Kalbant apie privilegijuotų paskyrų tipus, tai privilegijuotų vartotojų paskyrų tipai pagrindiniai būna kokie. Tai yra lokalūs administratoriai, privilegijuoti vartotojai. Privilegijuoti, tai reiškia, jie turi privilegiją jungtis į kažkokią mūsų sistemą ir turėti kažkokias aukštesnės teisės. Domenų administratoriai, bene pagrindiniai turbūt kredencialai šioje vietoje paskyrų tipai, nes jie turi daugiausiai teisių ir ne viename įrenginyje, o globaliai paėmus visą infrastruktūrą. Tai vieni iš galingiausių vartotojų tipų. Skubios pagalbos vartotojai, reiškia, yra organizacijos, kurios kuria laikinai vartotojus, kur ypatingai tas galioja, kaip ir apačioje paminėta, yra trečiosios šalies, pasirašėme sutartį su trečiaja šalim, tai bus kažkokia skubi pagalba, ar tai web appsas, galbūt kažkokį administruoja web servizą pas mus ir mes tokius vartotojus kuriam, kad jie turėtų teisės pas mus kažką atlikinėti. Programų, duomenų bazių vartotojai irgi jie yra ir labai toks irgi įdomus incidentas įvyko šiais metais pas klientą, kai įsilaužęs, reiškia, kenkėjas, hakeris, taip pasakyčiau, susikūrė backup paskyrą, kad IT administratoriai nepastebėtų, reiškia, kad tokia paskyra apskritai egzistuoja ir tiesiog prisiderintų prie aplinkos ir darytų kenkėjiškus veiksmus. Kalbant apie privilegijuotų vartotojų, tai aš taip apimčiau visus paminėtus vartotojų tipus, kuriuos aš minėjau praeitoje skaidrėje. Tai tokiems vartotojams natūralu, kad reikia ir aukštesnių priemonių. Prieigos valdymas, reiškia, kaip gali elgtis tam tikrose aplinkose, ar tai būtų įmonės tinklo administratoriai, trečiųjų šalių specialistai, kiti vartotojai mano minėti, teisų valdymas, reiškia, kad jeigu tai yra kažkoks skubios prisijungimo administratorius, kad jam būtų atitinkamos teisės jungtis tik prie konkrečių sistemų. Slaptažodžių valdymas, kad administratoriam nebūtų pagundos kurtis lengvų slaptažodžių. Tai iš esmės PAM sprendimas turi susiimplementavęs pas save ir slaptažodžių generavimą, ir slaptažodžių dalyjimą, reiškia saugojimą, ir patį administravimą. Reiškia, PAM sprendimas gali nudirbti sunkiausią darbą, tai reiškia administruoti sistemos slaptažodį ir neįtraukinėti konkretaus vartotojo privilegijuoto. Tai PAM administratorius tą tvarko ir yra galimybė slaptažodžių klausimą išspręsti labai paprastai. Ir bene svarbiausias dalykas tai yra sesijų valdymas. Valdymas tai turint omeny, kad mes galime ne tik loginti, reiškia, komandas, audituoti komandas, įrašyti sesijas,
kai prisijungia prie pačio serverio, kažką daro. Tačiau yra galimybė ir imtis tam tikrų veiksmų. Pavyzdžiui, jeigu mes pamatome, kad administratorius atlieka ne tą darbą arba kažkas ne taip, kažką kopijuoja, perkelia, tai yra galimybė tokią sesiją nutraukti, na ir be abejo audituoti visą tą informaciją, ką jis įvykdė. Tai yra galimybė ir valdyti tą patį sesiją, kontroliuoti šiek tiek, kaip ta sesija vyks. Arba, pavyzdžiui, kokiu laiku, kokios lokacijos vėlgi atitinkamai yra pasiekiama tam tikra sistema. Taigi, kalbant, kaip Sanhasegura padeda apsaugoti duomenis nuo trečiųjų šalių bei stebėti vartotojus, tai iš esmės čia skirtingai negu Active Directory mes turime, reiškia, ant stalo viską. Tai yra visi prisijungimai ir mes galime net neįtraukti, galime nustatyti taip, kad vartotojas neturėtų slaptažodžio, nematytų slaptažodžio prie turimos sistemos ir jisai jungiasi, bet pats neturi slaptažodžio, tiesiog už jį tą suveda pati sistema ir taip jisai tiesiog neturi galimybės pasižiūrėti to slaptažodžio. Elgsenos analizė, kaip jungiasi, kur jungiasi, ką darė, ką suvedė. Reiškia, yra galimybė padaryti, kad jeigu vartotojas jungiasi prie kažkokios sistemos, pavyzdžiui, trečioji šalis, paprašo patvirtinimą. Jungiamės, paprašome patvirtinimo, gauname leidimą arba ne. Kalbant apie TIS2 direktyvą, tai yra antroji tinklų ir informacinių sistemų saugumo direktyva ir labai trumpai, tikrai esate dauguma girdėję apie ją ir plačiai apie ją, aš pats tikrai nepasakosiu, nes tam reikia daugiau laiko nei 45 minutės. Ir iš esmės, kad pati TIS2 direktyva reglamentuoja, tai didinti kibernetinio atsparumo lygį, natūralu, laiku sureaguoti į incidentus bei juos suvaldyti, pagerinti informacijos mainų saugą tarp įmonės ir trečiųjų šalių, atsižvelgti į kibernetinio saugumo higieną. Tai mums iš pažiūros atrodo ganėtinai paprasta, tačiau dažnu atveju ir praktikoje, jeigu įvyksta kažkoks incidentas, tai su standartiniais įrankiais ištirti incidentą yra be galo sunku. Kalbu ne vien apie techninės priemonės, bet vėlgi apie organizacinės. Nes ne visos organizacijos taiko organizacinės priemonės, tai reiškia, pavyzdžiui, slaptažodžių politiką, darbo įrenginių politiką ir panašiai. Kaip visgi atrodo PAM ir TIS2 direktyvoje, tai paminėjau, kad šiek tiek parodysiu tas gairias, jeigu mes turime PAM sprendimą veikiantį jau infrastruktūroje, tai natūralu, kad PAM sprendimas užtikrins tiekimo grandinės saugumą, reiškia, jeigu jungiasi prie mūsų sistemų, mes galime užtikrinti saugumą su PAM sprendimu, jam neišduodant nei slaptažodžių, sukuriant kažkokį vartotoją ir tas saugumo lygis bus vienas iš aukštesnių. Įgyveninant žmogiškų išteklių saugumą, prieigos kontrolės politiką ir turto valdymą, kai taikytina kelių veiksnių tapatumo nustatymo ar nuolatinio tapatumo nustatymo sprendimus, saugių balso, vaizdo ir teksto ryšių bei saugių varinių ryšių sistemos objektų viduje naudoja. Tai čia labai geras palyginimas, jeigu mes turime įvairias sistemas, kurios, pavyzdžiui, ten įrašinėja su vaizdo įrašu kažkokią sistemą, tai mes padarome netiesioginį jungimąsi prie sistemų, bet galime tą realizuoti vėlgi per PAM. O dabar toks trumpas demo. Prieš rodant demo, tikrai norėčiau paraginti užduoti klausimų chat skiltyje. Taigi, prieš padarant intro, tai gal šiek tiek atsijungsiu, tai gamintojas
reiškia, pati programinė įranga yra licencijuojama per vartotoją, per privilegijuotą vartotoją, paprastai tariant. Ir galima dėkti tiesiog virtualioje mašinoje, šiaip yra sukurtas Linux pagrindų virtuali mašina, Virtual Appliances. Ir gamintojas yra implementavęs 2 žingsnių autentifikaciją pagal nutylėjimą ir yra galimybė jungiantis iš karto ir prisijungti. Taip pat yra single sign-on galimybė irgi susikonfigūruoti. Tai šiuo atveju manęs nepaprašė, nes aš išsaugau, kad valandą laiko, reiškia, neprašytų 2 žingsnių identifikavimo. Tai prisijungiant paprastam privilegijuotam vartotojui, ne PAM vartotojui, mes matysime visada tokią skiltį, desktop dalis. Ir čia dažniausiai tą home skiltė mes matysime, kur mes jungiamės, reiškia, kokius prisijungimus mes turime. Dashboard dalyje gal ta statistinė informacija plačiau atsivaizduoja. Tai bendrai paėmus mano elgseną, kiek aš prisijungęs, įrašymo laikas, kokią informaciją aš pats disponuoju. Na ir jeigu man kaip ir privilegijuotų vartotojų reikia kažkur jungtis, tai aš ir jungiuosi būtent per šias skiltis. Kokie protokolai galimi, tai yra RDP, SSH, HTTPS, HTTP, VNC, Telnetas, SQL serveris. Na ir pavyzdžiui, aš turiu RDP, rodysiu patį populiariausią, reiškia, būdą prisijungimo. Ir čia guli visos sistemos, kurios man priskirtos, kiek PAM administratorius man leidžia jungtis. Ir čia aš turiu aišku skiltis, pavyzdžiui, jeigu aš turiu rakčiuką vietomis, tai reiškia, aš galiu pasižiūrėti, kokie vartotojai kiti turi tą prisijungimą. Jeigu aš turiu galimybę persižiūrėti slaptažodį, abejo, aš galiu jį čia ir pasižiūrėti, jeigu man reikia. Dar dažnas toks klausimas būna, ar visą laiką jungiantis per RDP, man reikės naudoti būtent jungtis per web sistemą, per Sanhazevur. Tai atsakysiu, kad ne, mes galime susigeneruoti tą taip vadinamą shortcutą RDP, tačiau vis tiek tas RDP shortcutas jungsis per Sanhazevur. Tai reiškia, Sanhazevur tampa toks kaip jump servas, iš kurio mes šokam į mūsų norimą sistemą. Na ir paprastai tariant, aš čia visur turiu sesijos galimybę ir pasispaudus aš renkuosi vėlgi. Kaip ir minėjau, yra galimybė nustatyti, reiškia, kur pats administratorius gali patekti. Šiuo atveju aš galiu ir į mikrotiką, reiškia, konfiguraciją patekti, ir į duomenų bazės konfiguraciją patekti. Tai čia tiesiog kaip galimybės rodau, bet aš galiu nustatyti, kad vartotojas X gali patekti tik čia. Ne? Tai šiuo atveju aš tiesiog spaudžiu login. Šiek tiek palaukiu ir turiu tą taip vadinamą standartinę RDP langą. Ir įprastų metodų dirbti. Jeigu aš ten pasispausiu mikrotiką, tai be abejo mane nukreips į naršyklę ir visi kiti langai nebus prieinami. Čia, aišku, mes gauname pranešimą, kad mūsų sesija yra įrašoma ir esant poreikiai kažkas galės pražiūrėti. Bet įprastai darbas ir vyksta per čia. Tas pats yra ir su SSH sesija. Kaip aš irgi galiu prisijungti. Irgi paspaudus man tiesiog pasidarys.
Na ir turiu tą įprastą savo SSH sesiją, kaip ir jungiantis tiesiog. Tik čia viskas vyksta per naršyklę. Taip pat, jeigu aš turiu prieigą prie tam tikrų aplikacijų, vėlgi atitinkamai gal pavyks taip prisijungti. Šiuo atveju aš neturiu galimybę čia nieko peržiūrėti, turiu galimybę tik tai pradėti sesiją. Ir matome, kad čia jau turime tik tai vieną pasirinkimą. Na ir visas mano darbas, reiškia, aš neturiu prieigos prie kažkur kitur, turiu prieigos tik tai prie tam tikros aplikacijos. Reiškia, nėra suteikta privilegija man kažką daugiau daryti. Tas galioja be abejo ir kitoms webinėms, pavyzdžiui, aplikacijoms. Tai viskas yra realizuojama per Senzagūrą, yra automatiškai suvedami prisijungimai. Ir čia įsifiltruoti galima ir pagal vendorių, pagal tipus, saitus, SSH raktus. Toliau spaudžiam PAM core dalį. Tai reiškia, kad čia jau aš esu nepaprastas vartotojas. Na, šiuo atveju ten buvo paprastas privilegijuotas vartotojas, o PAM core dažniausiai valdo pats PAM administratorius. Ir čia mes matome pagrindę keletą skilčių. Tai yra credentials, access control ir settings. Tai credentials dalyje mes paprastai turime sukeltus mūsų visus resursus, taip gal pasakyčiau, ir vartotojus, kur kas gali jungtis, nereiškia, kur kas gali jungtis, koks vartotojas ir patys resursai. Ir tas visas sąrašas guli čia. PAM administratorius mato absoliučiai visus resursus ir jisai tuos resursus skirsto privilegijuotiniam vartotojui. Ir be abejo yra galimybė kurti vartotojų grupės, vartotojų grupės, ten pavyzdžiui, grupė administratorių 1, 2 ir kokie jie turės prisijungimus, kokius prisijungimus jie turės, prie ko jie galės prieiti ir panašiai. Access control, natūralu, kad čia jau šitoj vietoj mes turime galimybę ir prieigą prie vykstamų sesijų. Šiuo atveju man rodo, kad dabar vyksta 2 sesijos. Jeigu aš čia įsijungsiu peržiūrėt live stream, tai galiu stebėti. Visos sesijos yra įrašomos ir saugomos pačiam virtual appliance, pačiame sprendime. Ir mes matome, reiškia, to privilegijuoto vartotojo visą darbą. Ir jeigu aš matau, kad kažkas ne taip, be abejo galiu spausti hold on, reiškia, jo nesustabdo, jį sustabdo, bet sesijos neišjungia. Taip, paprastai tariant. Jo, dabar čia nustatyta, kad aš negaliu užlokinti, bet įprastai reikia sukonfigūruoti, kad jisai ta sesija sustotų, bet nenutrūktų. Esant poreikiai, iš čia aš galiu tiesiog padropinti visas nereikalingas sesijas. Arba jeigu kažkas blogai. Neišmesta vartotoja, pakeisti visus slaptažodžius, kad negalėtų ar priskirti atitinkamai. Iš įrašų pusės, jeigu aš noriu kažką peržiūrėti, tai tiesiog atsidaro toks web playeris. Galiu atsisiųsti, galiu peržiūrėti. Na ir matau
Prasukant galiu matyti, kas vyksta tame pačiame, kas vyko tame serverį, visos įrašus. Jeigu man reikia pasižiūrėti audituojamas komandas, tai vėlgi aš tą galiu pasidaryti, pasižiūrėti, kokie failai buvo permesti. Šiuo metu neturiu. Užblokuoti vartotojai. Kažkokie requestai, jeigu kažkas prašo mano prisijungimai. Audituojamas komandas. Čia iš esmės aš galiu apsirašyti, audituojamas tas komandas, jeigu kažkas įveda kažkur ir gali mane informuoti ir mes galime nustatyti, kas nutinka tuo metu, kai yra įvedamos tos komandos. Slaptažodžių kredencialų valdymas, tai reiškia, iš ko susideda prisijungimai, tipai, politikos įvairios, kaip keičiasi dažnai ir panašiai. Taip, tai tiek iš demo dalies. Dabar, aišku, pati Sennheiser turi ir kitų modulių. Yra galimybė turėti ir savo saugyklas, kur mes galime dėtis ne tik tai slaptažodžius, galime dėtis ir, pavyzdžiui, kažkokius slaptus dalykus, protection information dalyje, pavyzdžiui. Sertifikatų valdymas, jeigu mes naudojame organizaciją, gali mus informuoti, galime inicijuoti ir pakeitimus šioje vietoje. Jeigu mes turime tokią situaciją, kai programa bendrauja su programa, tai mes galime irgi įterpti tą slaptažodžių naudojimą, reiškia, kaip vykdomas tas slaptažodžio apsikeitimas tarp pačių programų ir tą procesą visą automatizuoti. Taip, keliauju prie klausimų skilties, kadangi judame į pabaigą, gal turime kažkokių klausimų. Taip, matau, kad vartotojas rašo, kad sveiki, aš tai matau tik pranešėją. Na, aš matau, kad esu ekranu pasidalinęs. Jeigu kažkam reikės įrašo, nes matau, kad reikės, tai greičiausiai atsiųsiu. Tai tiesiog parašykit į chat skiltį, kam reikės įrašo, tai po sesijos, kai apdaros įrašą, pati programa atsiųsiu nuorodą, tai tikrai matau, kad ekranu esu pasidalinęs, tai manau, kad kažkas blogai jūsų pusėje, reikėtų pabandyti naudoti gal web grotuvą. Taip, kitas klausimas, o kur saugo logus ir įrašus? Kas gali prieiti ir modifikuoti, trinti? Čia labai geras klausimas. Įrašai ir logai yra saugomi pačiame sprendime, tai reiškia Virtual Appliance. Prieiti gali tik tai be abejo administruojantis PAM administratorius ir tai yra šiek tiek niuansų. Pats gamintojas užtikrina labai didelį saugumo lygį Linux Virtual Appliance, jisai, taip tariant, yra pahardintas, tai iš tikrųjų tuos logus įlysti, paprastai nueiti ir prisijungti, taip neišeis. Taip pat reikės įsikišimo ir šiek tiek gamintojo, nes ten tikrai yra ką veikti, prisijungiant prie duomenų bazių pačių ir tikrinant įrašus, jeigu tokia situacija būtų. Jeigu atstatant sprendimą,
kaip pavyzdys, pavyzdžiui, jeigu mes norime ištraukti kažkokią informaciją, tai tam tikromis vietomis yra reikalingi netgi 2 privilegijuoti administratoriai, nes dėgymo metu yra sukūriami tokie vienas raktas, kuris yra iš 2 dalių ir vienas PAM administratorius tą raktą laiko, reiškia, tai per 2 administratorius jie vieną raktą laiko per pusę. Ir esant reikalui, juos reikia sujungti ir tik tada tam tikros funkcijos yra prieinamos iš Virtual Appliance. Taip, matau, reikės įrašo, tai pasidalinsiu įrašu. Taip, daugiau klausimų nematau. Taip, klausimas, ar Senhasegūros web aplikaciją galima pasiekti iš bet kokio kompiuterio ir web? Irgi labai geras klausimas. Tai iš esmės viskas priklauso nuo tinklo konfiguracijos. Aišku, Senhasegūros prieimo nerekomenduojame niekad daryti iš išorės. Tai tiesiog, kad nebūtų prieinama internete visiems. Realizuojama dažniausiai taip, kad tiesiog VPN paprastas ryšys, reiškia VPN ryšys prie organizacijos tinklo ir tada jau jungiamės prie Senhasegūros. Dabar kitas irgi pakankamai dažnas klausimas, kurį gaunu, reiškia, ką man reikalinga Senhasegūra, jeigu aš galiu tiesiogiai prisijungti prie sistemos, ne? Jeigu aš turiu RDP prisijungimus kaip IT administratorius, bet aš galiu nenaudoti Senhasegūros, reiškia, prisijungimo, o jungtis tiesiogiai į serverį, tai šioje vietoje irgi viskas konfigūruojasi tinklo lygmenyje, reiškia, mes padarome, kad serveris, kuris turi tą RDP prieigą, būtų prieinamas tik tai Senhasegūrai. Tai reiškia, apsirašome tam tikrus IP adresus, ir vartotojas bus priverstas jungtis per Senhasegūrą. Reiškia, RDP jokio kito IP nepriims išskyrus Senhasegūrą. Tai mes tiesiog tą atliekame tik per Senhasegūrą. Ir šiaip kalbant patį konfigūravimą, serverių prieinamumą, tai viskas išlieka tas pats. Ta prasme, konfiguracija viskas priklauso nuo tinklo. Be abejo, yra galimybė integruoti su Active Directory, nusiskaityti tos administratorius ir panašiai. Tai tas dalykas yra. Taip, daugiau klausimų gaunu. Tai šiandien tiek, matau, laikas beveik į pabaigą, 4 minutės liko dar klausimam. Visgi, jeigu klausimų dabar neturite, bet galbūt atsiras, arba norite pasišnekėti akis į akį, arba paklausti patarimo, tai visada galite kreiptis Gediminas @ Baltamax ir užduoti klausimus. Tai tiek šiandien. Ačiū už dalyvavimą visiems, geros likusios dienos ir iki.